Vakar Pašilaičių gyventojai pasakojo, kaip susirinko prie priedangos, kuri užrakinta. Mūsų būsto raktininkas kažkur išvykęs. Ir taip tūkstančiai Lietuvos žmonių ėjo į priedangas, raginami slėptis nuo galimo dronų pavojaus ir rado užrakintas priedangas bei slėptuves. Šiandien pasiūlėme Seime aptarti tą situaciją. Nėra reikalo, bet 7 valandas randa diskusijai apie LRT. Čia skubiausias dalykas, kai žmonės bijodami, kai kurie verkdami, senutė verkia, vaikai verkia, kurie buvo vedami į Mažvydo biblioteką. Čia mano anūkų klasės. Jie išsigandę. Mes Seime nematom galimybės, nerandam valandos laiko tiem dalykam aptarti. Kalbam apie LRT. Man atrodo, kad kalbant apie LRT labai svarbu išgirsti tai, ką pasakė Rima Baškienė, kažką cituodama. Nėra valios, kad tai atneštų naudą visuomeniai, šitą diskusiją. Nėra valios ir reikalo nematoma paaiškinti visuomeniai, kas čia vyksta. Vakar LRT taryba nepatvirtino LRT ataskaitos ir negali, kaip pijokai užėmę vyno rūsį, suformuluoti, kodėl jie nepritarė LRT ataskaitai. Kas čia dabar per terorizmas? Tai kaip visuomeniai suprasti, kas vyksta su LRT? Aš bandau paaiškinti, pats nedalyvavęs tuose procesuose, kaip aš suprantu, kad visuomeniai būtų aišku, kodėl svarbi LRT ir kas čia dėl jos vyksta. Europos Sąjungoje, demokratinėse valstybėse yra tokia nepriklausoma nacionalinio transliuotojo sąvoka. Europos Sąjunga turi net specialų priežiūros organą, tai vadinamoji Venecijos komisija, kuris stebi, ar yra nepažeidžiamas nacionalinių transliuotojų, kas tai bebūtų. BBC buvo Europos Sąjungos šalis, Lietuva, LRT yra Europos Sąjungos šalis ir stebimas Venecijos komisijoje tas nepriklausomumas. Ir tokių nepriklausomų institucijų reguliuojančių yra gerokai daugiau, aš pavardinsiu. Teismai Lietuvoje, Lietuvos bankas, konkurencijos taryba ir nevalia kėsintis į tų institucijų nepriklausomumą. Čia, atrodo, yra pasikėsinta į LRT nepriklausomumą, pradedant nuo pataisos, kaip nuimti generalinę direktorę, nesulaukus jos kadencijos pabaigos. Kolega Mindaugas Lingė citavo Juozo Oleko pasisakymą 18 metais, tai noriu priminti. 2017 sausio mėnesį sudaryta parlamentinė tyrimo komisija LRT veiklai tirti, liberalai į ją nedelegavome nuo pat pradžių savo žmonių, pabaigoje buvo konstitucinėme teisme pripažinta kaip nekonstitucinė ir antikonstitucinė tyrimo komisija. Ar jūs norite ir dabar po visų šitų fejerverkų sužinot kada nors, kad jūsų veiksmai buvo nekonstituciniai, galimai pažeidžiantis ir besikėsinantis į LRT nepriklausomumą? Viskas prasidėjo nuo Nemuno aušros iniciatyvos nuimti vieną žmogų, perėmė iniciatyvą socialdemokratai, vėliau valstiečiai, kaip čia paaiškinti, kaip išplėsti, bet nepavyko jums to dalyko padaryti. Vis tik tai nebuvo demokratinis procesas ir neatvedė visuomenės prie aiškumo arba naudos visuomeniai nesuteikė, ką Rima Baškienė citavo. Yra daugybė dalykų, į kuriuos norėtųsi atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, dabar. Prieš valandą svarstėme uosto direkcijos įstatymą, kuriame keičiamas valdymo modelis. Atsisakoma neefektyvaus, biurokratiško, dvipakopio valdymo modelio uosto direkcijoje, valstybės valdomoje įmonėje. O štai valstybės nacionalinėme transliuotojuje, Lietuvos radijo televizijoje, įvedamas dvipakopis valdymo modelis. Gerbėmieji, kaip jūs galite paaiškinti tą savo nenuoseklumą? Tomis pačiomis dienomis balsuojama. Vienur atsisakoma neefektyvaus dvipakopio valdymo modelio, kitur įvedamas. Ką jis tampa efektyvus? Man atrodo, kad Richardas Gavelis, kuris vadino reformatorius deformatoriais, būtų buvęs labai teisus ir taiklus šiandien. Reformos kartais dėja tampa deformacijomis.
Na ir nustotime kvailinti žmonės, sakydami, kad jie nežino, prieš ką jie protestuoja protesto mitingų metu. Žinojo Lietuvos žmonės Baltijos kelyje, žinojo sausio 13, žino ir supranta, prieš ką ir už ką šitie protestai. Ačiū.